Jau buvau minėjęs gyvų susitikimų metu. Ir anokia čia paslaptis, kad užvakar ir vakar, to iš paskutinė šio sezono pilnatis, kai dar galima būtų pasirinkti drebulės ir beržų žievės užpilams prieš visokius parazitus ir kirminus organizme. Tai vat, nesnauskit. Šiandien sekmadienis, aš pats vieną dieną pavėlavęs, įsirašiau į miškelį. Saka, ir gal kas žinot, a kas va čia va toksai va, o kas? Kaip manot? Ant beržo auga. Kas žinot, tas žinot, koks čia lobis. Galbūt kai kas net nežinot, kaip atrodo drebulė. Tai iš žievės ar kamieno sunku pasakyti, sakykime. Ypač kai lapų nėra, tai sunku atpažinti, tai pavasarį, bet žievės tokia specifinė, tokia tarsi tokiam rėvykiam horizontaliai nuvaryta. Ir lapai jie tokie labai irgi įdomus. Tokie daugiau apvalios formos. Sakytot, su tokiais nelygiais krašteliais, bet jie kaip bliniukai, nei pailgi, nei plokšti, ta prasme, nei siauri kokie nors apvalūs. Ir jie dreba vėjai pučiant taip. Jie taip plazda, taip. Iš toliau, pagal siluetą, kaip tą drebulę atpažinti. Ten yra. Didelė drebulė. Čia va drebulė. Šitą. Rodžiu va čia va drebulė va. Šitą. Čia visas pakraštukas toks drebulyčių yra. Svarbiausia, nesumaišykit su alksniais ir juodalksniais. Jaunas tai atrodo, aišku, nežudykit ten brandžių tokių medžių, bet va, kaip ataugėlės kokios, sakykime, ten nykščio storio, gal šiek tiek storesnės. Galit ir pasiskolinti iš miško. Sakant, miškas nenubednės, o sveikatai pravartu. Ką, eisiu beržiukų ieškoti tinkamų dabar. Atsimenat, pradžioj vaizdainių klausiau, kasgi per gumbas ant beržo auga? Va. Per daug gerai, kad būtų čiaga. Ne čiaga pasirodo. Paprastas nupjautos šakos gumbas apaugęs žievė tiesiog. Taip, kad teks ieškoti kitų vietų